Aromaterapijoje svarbiausi įrankiai yra aromatiniai augalų, vaistažolių ekstraktai. Jie paprastai yra siūlomi mažuose buteliukuose ir jie yra išgaunami distiliavimo būdu. Štai čia turiu tokį aparatą, būtent alembiką. Žaliava yra užkraunama į puodą, užpilama vandeniu ir kaitinant per augalus eina vandens garas, kuris ištraukia aromatinės lengvasias mažasias molekulės ir vėsdamas susikondensuoja į hidrolatą ir eterinį aliejų. Tai ir hidrolatas, ir eterinis aliejus abu yra ekstraktai naudojami aromaterapijoje. Eterinis aliejus yra siūlomas nedideliuose 5 ml buteliukuose, hidrolatai didesnėmis talpomis. Na ir eterinis aliejus yra pagrindinis aromaterapijos įrankis ir dažniausiai naudojamas, tačiau šiais laikais labai verta atkreipti dėmesį ir į CO2 ekstraktus. Tai yra tokie aromatiniai ekstraktai, kurie išgaunami yra nebe distiliavimo būdu, tačiau su superkritinės būklės anglies dvideginio ekstraktu. Tai technologija jinai yra gana sudėtinga, tačiau aromatiniams ekstraktams, tokiem jautriem žiedų ekstraktam, tai ypatingai yra naudinga. Superkritinio anglies dvideginio ekstraktai yra turtingesnės sudėties ir jų kvapas yra žymiai turtingesnis ir artimesnis gyvam augalui. Dėl to mes dažnai turime ir eterinį aliejų, distiliavimo būdu išgautą, ir CO2 ekstraktą. Na, kaip pavyzdžiui, čia turiu rankoje frankincensą arba ajerų šaknų ekstraktą, irgi CO2 būdu išgautą, arba gvazdikėlių. Štai pavyzdžiui, gvazdikėlių CO2 ekstraktas ir eterinis aliejus irgi jie abu išgaunami iš tos pačios žaliavos, iš gvazdikmedžių pumpurų, tačiau jeigu pauostysite, skirtumas kvapo jaučiamas yra. Tai kuris yra geresnis, yra sunku pasakyti, nes sudėtis truputėlį skiriasi, bet kvapo požiūriu CO2 ekstraktai visada būna turtingesni. Na ir trečias ekstraktas, kuris yra svarbus aromaterapijoje, tai yra hidrolatai. Hidrolatai yra žymiai mažesnės koncentracijos, tiksliau 100 kartų mažesnės koncentracijos negu eterinis aliejus. Eterinio aliejaus hidrolate yra maždaug nesiekia ir 0,1%, dažniausiai 0,05% vidutiniškai koncentracija yra, dėl to jį galima skirtingai nuo eterinių aliejų, galima naudoti gryną, neskiestą, ypatingai kūdikiams, vaikams, ligoniams, senoliams, ten, kur eterinis aliejus gali būti per aštrus. Tokie pagrindiniai naudojimo būdai eterinių aliejų tai yra keli. Svarbiausias yra inhaliacijos būdas, tai tuomet, kada mes tas aromatinės molekulės įkvepiame iš buteliuko, užlašinę lašą ant rūbo ar ant pagalvės kampo, ar naudodami garintuvus, kurių yra irgi įvairiausių rūšių. Kitas būdas yra per odą, tai naudojant su kosmetikos produktu, su masažiniu aliejum, tai praskiedus ant odos svarbiausia taisyklė yra naudoti eterinį aliejų praskiestą. Tik tai yra kelios retos išimtis, kada galim naudoti eterinį aliejų gryną. Tai dažniausiai naudojamas ir skiedžiamas yra augalinėme aliejuje. Ir tada tepamas, masažuojamas arba visas kūnas, arba kažkokia specifinė dalis kūno, ar galvos masažas ir panašiai. Na ir toks trečias iš populiariųjų, tai voniose
naudojimas eterinių aliejų. Tačiau reikia turėti galvoje, kad eteriniai aliejai vandenyje netirpsta ir negalima jų tiesiog lašinti į vonios vandenį, nes kitaip tokiu būdu jie nesimaišys su vandeniu ir plūduriuos paviršiuje kaip plėvelė. Jeigu tokioj vonioje gulėsite, tai tas grynas eterinis aliejus jisai gali sudirginti odą. Labai svarbu eterinį aliejų vonioje emulguoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad eterinį aliejų mes turime paskirstyti po visą vonios tūrį. Tai tam tikslui galima naudoti, pavyzdžiui, grietinėlę. Pusėje puodelio grietinėlės išmaišyti 10 lašų eterinio aliejaus ir tada tą mišinį išmaišyti į pilną vonią vandens. Dar geresnis būdas yra naudoti specialų emulsiklį, Solubol. Tai yra natūralus, visiškai 100% natūralus emulsiklis skirtas eteriniam aliejam ištirpinti vandenyje. Ir vienam lašui eterinio aliejaus reikia 4 lašų solubolio ir 20 ml vandens. Pasidarom tokį mišinuką ir supilam į vonią. Tai tuomet eterinis aliejus bus paskirstytas po visą vonios tūrį, po visą vandens tūrį ir nedirgins odos. Na ir privalumas didelis naudojant voniose eterinius aliejus, kad mes tas naudas terapinės aliejaus gauname ir per odą, ir įkvėpę. Tai toks labai galingas, ypatingai vertingas vakarais, kai norime atsipalaiduoti, kai norime geriau užmigti, lengviau užmigti, tai raminamuosius eterinius aliejus labai verta naudoti voniose. Kai kuriuos eterinius aliejus siūlome ne grinam pavidale, bet skiestus simoncijų aliejuje. Štai pavyzdžiui turiu rankose damaskinių rožių eterinį aliejų, 10% atskiestą simoncijų aliejuje. Tai tokiam pavidale siūlome būtent brangius žiedų eterinius aliejus, kurie iš tiesų yra 100 kartų brangesni negu vidutiniškai bet kuris eterinis aliejus. Tai tokiu pavidalu galima aliejų naudoti jau ir tiesiogiai ant odos, pavyzdžiui, kvėpintis. Na ir mūsų klientai taip dažniausiai ir naudoja šitos nuostabaus kvapo rožių, jazminų, liepžiedžių, tuberozų, įvairių tokių žiedų, kurių eterinį aliejų neįmanoma išgauti distiliavimo būdu, tačiau su cheminiu tirpikliu, kaip minėjau, absoliutus yra įprasta ekstrahuoti. Tai tokius eterinius aliejus siūlome atskiestus ir juos galima naudoti ir kūrybiniuose kažkokiuose ieškojimuose, pavyzdžiui, norint susikurti savo kažkokius kvepalus natūralius. Tačiau atkreipsiu dėmesį, kad skiesti aliejuje, eteriniai aliejai ir absoliutai jų negalima naudoti garintuvuose. Dėl to, kad ultragarsiniuose garintuvuose jie juos sugadina. Tai naudoti galima tik tai grynus eterinius aliejus, o tie, kurie yra skiesti riebaluose, skiesti aliejuje, tai juos naudojame tik tai ant odos arba kosmetikos produktų sudėtyje arba tiesiai kvėpinantis. Na, aromaterapijoje galima naudoti ir naudojama yra ne vien tik tai gryni atskiri eteriniai aliejai solo pavidalu, tačiau dažniausiai yra naudojami mišiniai. Jie gali būti kuriami, komponuojami pagal konkretų poreikį, pagal konkrečias aplinkybės, atsižvelgiant į žmogaus amžių, į žmogaus poreikius, į naudojimo būdą. Tai tokius mišinius gali pasiūlyti jau aromaterapeutas konsultacijos metu, o mes esame sukūrę nemažai mišinių jau tokiam pagrindiniam sveikatinimo problemom. Tai komponuojam kelis eterinius aliejus, kurie pasižymi panašių poveikių.
Ir viena mišinyje gali būti nuo 2 iki 5-6 eterinių aliejų. Ir jų poveikis ypatingas tuo, kad be to, kad jie atlieka tam tikrą funkciją, pavyzdžiui, pasižymi raminamuoju poveikiu, jie turi dar ir ypatingą kvapą, unikalų kvapą. Ir kai kurie mišiniai iš tiesų mūsų klientai sako, kad juos tiesiog galima naudoti kaip funkcinius kvepalus. Tai malonus ypatingai yra naudoti. Ir bendrai tiems žmonėms, kurie su aromaterapija dar nėra labai ilgai pažįstami, eterinių aliejų mišiniai yra labiau priimtini savo kvapu ir dėl to labiau mėgiami. Dar vienas privalumas eterinių aliejų mišinių, kad juos galima naudoti ilgesnį laiką ir prie jų poveikio organizmas nepripranta. Tai yra, juos galima naudoti ilgesnį laiką, negu naudojant, pavyzdžiui, vieną eterinį aliejų, sakysim, ten metus iš eilės. Visada aromaterapijoje naudinga ir dažnai aromaterapeutai pataria eterinius aliejus keisti. Pavyzdžiui, sprendžiant nerimo problemą, galime panaudoti, sakysim, vieną mėnesį naudoti levandų eterinį aliejų, kitą mėnesį ramunėlių, trečią mėnesį mišinį skirtą nusiraminimui. Ir tokiu būdu, keičiant augalus, keičiant eterinius aliejus, ir pats gali pajusti, kuris labiau geriau veikia, ar kurio tiesiog norisi vienu ar kitu gyvenimo metu. Noriu parodyti kelis populiariausius eterinių aliejų mišinius. Tai turim kelis raminamai veikiančius. Štai pavyzdžiui, pykčius raminantis eterinių aliejų mišinys, be galo malonaus kvapo ir iš citrusų eterinių aliejų, kurie nuramina tas neigiamas emocijas, kurių kartais prikaupiame per daug. Tai kad nuleisti garą tylomis iš tiesų padeda būtent pykčius raminantis. Taip pat susikaupimui, meditacijos akimirkoms ar tiesiog nusiraminimo minutėms labai padeda meditacijos mišinys iš frankincenso, pačiulių, atlasinių kedrų, tokių prabangių eterinių aliejų mišinys. Ramus, nedirginantis ir nuteikiantis ramybei. Ir sapnų gaudyklė, vienas iš pačių populiariausių, tai mėgiamas nusiraminti vakarais, prieš miegą naudotinas, ypatingai mėgsta jį ir vaikai. Tai padeda nugrimzti į ramius sapnus. Mišinį motyvaciją sudaro šalavijų, rozmarinų, greipfrutų ir holyf eteriniai aliejai, kurie įkvepia darbams, įkvepia pradėti dieną su entuziazmu ir ypatingai tomis minutėmis, kai atrodo visos jėgos ir mintis kažkur nuplaukia, tai motyvacija padeda iš tiesų sugrįžti į tą darbinį režimą. Ir mikrobų mušyklė. Tai iš antimikrobinio eterinių aliejų sumaišytas mišinys, tokių kaip ravinsara, rozmarinai, eukaliptai, yra veikiantis antimikrobiškai ir bakterijas, ir virusus. Tai naudingas tuomet, kai jaučiam, kad siautėja kažkokie virusai arba tiesiog peršalimų sezonų metu. Tai mišinys padedantis apsupti save antimikrobiniu rūku. Eteriniai aliejai distiliuojami yra iš auginamų augalų ir taip pat gali būti distiliuojami ir iš laukinių surinktų augalų. Aišku, geriausia visuomet rinktis ekologiniu būdu auginamus aliejus, kad juose nebūtų jokių pesticidų likučių ar kitokių taršalų. Kitas svarbus momentas, kad laukiniai augalai, jie turi truputėlį sudėtingesnį junginių rinkinį ir kadangi jiems tenka išgyventi laukinėje gamtoje,
jų niekas neapravy, jų niekas nepuoselėja, nelaisto laiku, kada reikia. Tai laukiniai augalai turi išgyventi sudėtingose sąlygose ir dėl to sukaupia žymiai turtingesnį eterinių aliejų junginių rinkinį. Ir dėl to aromaterapijoje yra vertinami labiau negu augintų augalų aliejai. Tai labai noriu pasigirti kvapų namuose būtent laukinių augalų eterinių aliejų kolekcija. Tai pavyzdžiui, laukinių levandų eterinių aliejų turime iš surinktų Provanso Alpėse iš didelio aukščio 1600 metrų arba 1200 metrų augančias levandas. Tai ten tos levandos, jos atrodo visiškai kitaip negu kad auginamos, tai tie krūmeliai yra nedideli, jie ne visada yra išsidėstę vienas šalia kito, tas surinkimas yra gana sudėtingas, tai eteriniai aliejai, aišku, jie yra ir jų pati gamyba yra sunkesnė, brangesnė, tai jie ir turi didesnę kainą, tačiau jų kvapas, jų poveikis yra absoliučiai kitoks. Tu tiesiog jauti to laukinio augalo balsą, to laukinio augalo energiją ir iš tiesų visada rekomenduočiau pirmiausia rinktis laukinius augalus. Nenuvertinant ir auginamų augalų, štai pavyzdžiui garsioji Provanso levanda, kuri yra sertifikuota su kilmės vietos garantija, vadinamoji levanda AOP. Tai būtent sertifikuota levanda, kuri yra auginama tik tai tam tikrose Provanso regionuose, tik tai tam tikrose sąlygose. Ir tas sertifikatas jisai patvirtina, kad šitos levandos buvo surinktos ir distiliuotos tik tai Provanso tam tikrose regionuose. Eteriniai aliejai gali būti išgaunami ne tik distiliavimo būdu. Pavyzdžiui, citrusinių vaisių eteriniai aliejai yra susikaupę vaisiaus žievėje ir jie yra išgaunami dažniausiai spaudimo būdu. Kartu išgaunamos yra sultis, kai surenkami vaisiai specialiuose mašinose, tie vaisiai yra spaudžiami, kartu išsispaudžia į žievių ir eterinis aliejus. Ir paskui tas eterinis aliejus yra atskirai nuo sulčių nugriebiamas. Tai toks eterinis aliejus yra vadinamas išgautas spaudimo būdu. Tačiau citrusų eterinių aliejų rasite ir distiliuotų. Ir kodėl dabar verta atkreipti dėmesį, kokiu būdu yra išgautas tas citrusinių vaisių eterinis aliejus. Skirtumas yra tame, kad spaudimo būdu išgautuose eteriniuose aliejuose yra fototoksinių junginių, furanokumarinų, kurie naudojant ant odos gali sukelti fotodermatitą. Tai yra, juos reiktų atsargiai, apdairiai naudoti ant odos arba su kosmetikos produktais arba su masažiniais aliejais. Tai naudoti galima, tačiau negalima odos rodyti saulėje bent 12 valandų po tokios aplikacijos. Tai yra distiliavimo būdu išgaunami citrusų eteriniai aliejai, kuriuose šitų junginių furanokumarinų nėra. Ir tada galima tokius eterinius aliejus drąsiai naudoti ir ant odos. Kvapas šiek tiek skiriasi, tačiau ant odos naudoti saugiau. Na ir tokių eterinių aliejų turime bergamočių, tai turime spaudimo būdu išgautą ir be furanokumarinų distiliuotą. Taip pat turime citrinų aliejų, kurį irgi turime ir spaustą spaudimo būdu išgautą ir distiliavimo būdu. Jei kiltų bet kokių klausimų, kurį ekstraktą, kurį eterinį aliejų pasirinkti, jūsų konkrečiam atveju, tai mes pasirengę padėti. Konsultantė salonuose ir internetiniai parduotuviai yra tikrai labai kompetitingos, nuolat kelia kvalifikaciją, nuolat dalyvauja mokymuose, klauso paskaitų. Tai tikrai jūsų klausimus bet kada pasiruošusios atsakyti.